Sveiki, su jumis sveikinasi verslo kalvis Mindaugas. Šiandieną pakalbėsiu truputį kitą temą, gal biškį truputį apie pardavimus, nes pats pardavimuose dirbau gana ilgokai. Supratau vieną esminį dalyką, kad pardavimai, marketingas, puslapio kūrimas ir visi kiti dalykai yra labai glaudžiai ir darniai susiję. Jeigu pažiūrėtumėm iš šios perspektyvos, tai nežinau, kiek čia esate girdėjęs, bet jeigu jums skambina kažkokie, vadybininkai ir sako, kad jūsų už kavos puodelį galite įsigyti mešą arba kažkokį kitą daiktą, tai buvo šitą idėją sugalvota mano. Tai reiškia, kad tą idėją visi nukopijavo ir čia buvo, kažkodėl reklamui įdėtas marketingo specialistų sugalvotas šūkis, kad už 2,50 kavos puodelį galite nusipirkti kažkokią paslaugą. Tai realiai tas vyko, nežinau, čia gal prieš 2-3 metus, kai aš dirbau pardavimuose, reikėjo labai agresyviai, stipriai pardavinėti mešus, o mešai, taip pat yra diapazono praplėtimas ir apie juos daug informacijos nebūdavo, realiai neduodavo jokios informacijos pati kompanija. Tai reiškia, kad mes patys turėdome galvoti, kaip tą produktą parduoti. Supratom labai paprastą dalyką, kad reikia žmogų sujaudinti, kai jo nematai ir panašiai, tai tą reikia padaryti dažniausiai balsu. Ir kad tu to nematai, tu turi sugalvoti, kaip tą produktą ar paslaugą jam pateikti originaliai, primtinai, kad jam tai nekainuotų brangiai, kad jis turėtų asociaciją, čia visi kiti yra psichologiniai dalykai, į ką dabar nesiplėsiu, bet paprastas dalykas dabar pažiūrėkit, jeigu jūs mėnesį laiką dirba darbe, nežinau, šlavėjų, ten IT specialistų arba mechaniko, ir jums skambina, labą dieną, aš neturiu produktą, norėčiau parduoti tokį dalyką. Kaip tą žmogų įtikinti? Tai paprasčiausiai žmogų reikia įtikinti to, kad jeigu ta paslauga bent ženkliai atitinka tą patį kainą, ką siūlo paslauga ir tai, ką siūlo jūsų protas, kad tas kavos puodelis yra 2,50, o paslauga ten yra 3,50 ar 4 eurai, tai galima vartyti, kad yra 2 kavos puodeliai, 1 kavos puodelis arba panašiai, arba kažką kitą atsižvelgti, tuos yra kaip kertiniai dalykai arba fiškės, tai kad tą klientą užkabinti. Tai paprasčiausiai būdavo, kad visus tos produktus eidavo parduoti labai greitai, taip tiesiog vienas po kito tu paskambini, parduodi pardavimuose labai greitai tas matydavos, gaila, kad žaugu nebuvau tame procese su tais būtent produktais, nes ten žaibiškų greičių eidavo, nes žmogų asociacija yra, kad tas 2,50 arba 1 kavos puodelis per mėnesį jam nėra tai brangu, jis tą kavos puodelį geria. Jam kartą psichologinė dalykas smegenyse ryšiasi kavos puodelis, tas produktas, jeigu tas produktas arba paslauga naudingas, jam nebus gaila tą kavos puodelį atsakyti, nes jis tą kavos puodelį gali išgerti namuose. Čia yra kiti psichologiniai dalykai. Tai visuose pardavimuose, srityse ir visuose, puslapiuose tas pats lypi, ta prasme, jūs turite skaityti, žiūrėti labai atidžiai, atsargiai. Ir tai nėra apgavystė, tai yra tiesiog, kad žmogus būtų lengviau supažindinamas su to paslauga arba produktu, kad jis būtų lengviau įtikinamas, kad tas produktas ar paslauga jam veiks už mažą kainą. Čia nėra jokios apgavystės, šie tiesiog psichologiniai žaidimai, ką daro kiekvienas marketingo specialistas, tiesiog ar puslapių, kurie dar kažką, žmogus nori sumokėti kuo mažiau arba už kuo priimtinesnę kainą ir panašiai. Tai tuos dalykus mes darydavom, niekas nemokindavo, ta prasme, aišku, jeigu nori ten pats mokinės, skaitai ir panašiai, žiūri tas technikas, metodų, tai ten principų būna labai daug. Ir pats principas yra tai, kad aš kaip pats kuriu puslapius svetainės ir kai darau tas reklamas visas, turi ant tiek daug širdies, kad tas žmogus sudomintas būtų to kažkokių kebabų arba ten langais arba, kažkokių kitų produktų ar paslaugą, kad jis tiesiog būtų fainas, tiesiog paimti ir tau paskambinti kaip klientas tam užsakovui, kad nupirktų tą paslaugą. Tai visada darykite tokius dalykus, kad paliesti žmonės su empatija, ta prasme, nes žmonės yra labai empatiškos būtybės ir aš siūlau jums, kaip verslo vadovams, ta prasme, turėti didelę empatiją ir ką aš kalbėjau praeitame video apie empatiją, ten buvo atskiras video ir panašiai, kad žmogus rišasi prie emocijos ir labai svarbu turėti labai gaudų ryšį su emociniais dalykais
ir aš siūlau kiekvienam paslėptam dalyką pasakyti dalį tiesos, gal gražiau ir jūsų paslaugo produktas bus labai greitai parduotas arba tiesiog į rinką labai greitai įeis. Tai aš tą siūlau jums daryti kaip vadovai, tikriausiai daug dabar vadovų išgirs, nežinau, ar čia pradedantieji verslininkai bus, bet reiškia glaudų ryšį su emocijom, nes jeigu emocijų žmogus išreiškia, jis ant kartą perka, ir nesvarbu, kiek kartų jam yra parodoma, ta prasme, jeigu jam yra stipri emocijas, nupirks per pirmas 10 sekundžių, jeigu jį paliesit labai greitai širdį. Tai aš kaip verslo kalvis Mindaugas pradėjau tą savo veiklą, norėdamas, kad kiekvienas verslas judėtų į priekį pirmyn ir man yra nelabai svarbu, kiek man pačiam moka tų pinigų. Aš žinau, kad ateityje tai darau, ta prasme, dėl Lietuvos verslo gerovės, ta prasme, kad kuo daugiau žmonių rodytų save, filmuotų ir panašiai. Ir aš galiu būti jūsų konsultantas, nežinau, mentorius, ta prasme, supažindinti su logotipais, su puslapio veikimo principais ir panašiai, kame aš turiu kompetenciją. Nes link to aš einu, link to aš viską darau, tai aš noriu, kad jūsų verslas būtų aukštame lygyje, ta prasme, ir kad jūs būtumėt savo patys viršininkai. Tai su jumis buvo verslo kalvis Mindaugas, sekite mane, žiūrėkite mano kanalą ir aš kursiu daugiau turinio vien dėl jūsų verslą. Ačiū labai.